55 Lietuvos konstitucijos straipsnis sako, kad Lietuvoje rinkimų teisė yra visuotina, lygi, tiesioginė ir slaptas balsavimas. O kaip konkrečiai organizuojamas balsavimas yra nukreipiama į rinkimų įstatymą. Dabar ką reiškia visuotina? Visuotina teisė reiškia, kad visi žmonės sulaukę 18 metų turi teisę balsuoti, jeigu nėra apribotas jo veiksnumas. Tai įstatymė yra numatyta, kokiais atvejais žmogus praranda teisę balsuoti. Nes anksčiau, kodėl yra tas žodis visuotinis? Anksčiau būdavo cenzai. Pavyzdžiui, Lietuvos moteris negalėjo balsuoti. Prancūzijoje moteris įgavo balsavimo teisę tik 44 metais, Lietuvoje 22 metais. Lietuva buvo viena iš pirmųjų Europai, kuris suteikė moteriams balsavimo teisę. Toliau būdavo turto cenzas, amžiaus cenzas ir dabar yra amžiaus cenzas, 18 metų. Bet skaitoma, kad jau nepilnametis, tai dėl to yra visuotinas. Dabar ką reiškia lygi rinkimų teisė? Tai reiškia, kad visi, kurie dalyvauja balsavime, visi rinkėjai turi vienodo svorio balsą. Tai, kad jie vieną balsą atiduoda už sąrašą, o kitą už asmenį, tai visiškai nereiškia, kad tai yra kokie nors nelygus balsavimai, nes visi rinkėjai dalyvaujantis balsavime turi tos du balsus. Tai dėl to yra lygi balsavimo teisė. Nes kiekvienas rinkėjas vieną balsą gali atiduoti už sąrašą, kitą už asmenį. Dabar ką reiškia tiesioginis rinkimas? Tai reiškia, kad rinkėjas balsuoja tiesiogiai arba už kandidatą, arba už sąrašą. O štai Jungtinėse valstijose, kada renkamas prezidentas, balsavimai yra netiesioginiai, yra renkama rinkikų kolegija. Ir pasaulis žino dar įvairiausių pavyzdžių, kada rinkimai yra netiesioginiai. Taigi štai pas mus šitas žodis konstitucijai tiesioginis reiškia, kad mes balsuojam ir betarpiškai renkam arba asmenį, arba partinį sąrašą. Na, ką reiškia slaptas balsavimas, turbūt abejonių niekam nekyla. Dabar šita rinkimų forma, tokio pobūdžio, jinai yra naudojama daugelį pasaulio šalių, tame tarpe ir Europos. Čia yra įprasta formulė ir aš esu šitos konstitucijos autorius, vienas ir mes šitą formulę paėmėm ne iš galvos savo. Tai yra tarptautiniai, iš esmės banalūs tekstai. Šita frazė, kad rinkimai yra visuotiniai, lygus ir tiesioginiai, tai yra banali tarptautiniai, ne tarptautiniai teisė, bet įvairių šalių rinkimų teisės, toks vienas iš pačių banaliausių teiginių. Ir čia tie, kurie kelia šitą vėją, tai aš jiems atimčiau teisininkų diplomus. Dabar, kodėl jos domina, aš galvoju, nes su šito labai siejasi tos deputato atšaukimas. Tai dabar įsivaizduokit, kodėl nėra deputato atšaukimo mechanizmo iš principo ir būti negali. Ir irgi tai yra visose valstybėse viena ir ta pati formulė. Deputatas balsuodamas yra atsakingas tik prieš savo sąžinę ir balsuoja pagal savo supratimą. Nes bet koks kitas variantas dar yra vadinamas imperatyvus mandatas, kada yra renkami žmonės balsuoti konkrečių klausimų. Tai yra vadinamas imperatyvus mandatas, bet čia yra labai retas dalykas. O šiaip tu balsuoji už žmogų arba ir už partiją, remdamasis savo įsivaizdavimu, kaip tie žmonės gali balsuoti. Ir jeigu tau paskui nepatinka, kaip jis balsuoja, tu per kitus rinkimus už juos nebalsuoji. Ir tai yra vienintelė politinė atsakomybė. Bet dabar panagrinėkim, pavyzdžiui, atvejus, jeigu mes balsuotume tik už asmenį. Ir kam apskritai reikalingi tie proporciniai balsavimai. Įsivaizduokim, kad Lietuvoje 51% žmonių rusai puola, o 49% rusai nepuola. Tai jeigu būtų proporcijų šitie mažoritariniai rinkimai tik už asmenį, tai būtų išrinkti 141 deputatas, kuriuos puola rusai. Nes jie turi daugumą. Kiekvienoje apygardoje turės žmonių daugumą. Nors vienu balsu, bet gaus, nes 51, jeigu Lietuvos 51% žmonių mano, kad rusai puola, tai 49% Lietuvos žmonių, kad tokiu mažoritariniu būdu balsuojant, bus neatspindėti Seime. Ir įsivaizduokit, pusė Lietuvos yra su mintim, kad rusai nepuola, o Seime bus visi už tai, kad rusai puola. Tai dabar atšaukimo mechanizmas. Kaip galima atšaukti deputatą? Įsivaizduokit, gerai, kokiu principu? Tai vėl tas pats. Jeigu mes pasakysim, kad užtenka, 51%
tos apygardos žmonių, kuriuose jis išrinktas, ar ne? Tai vėl tas pats klausimas. Jeigu 51% apygardos rinkėjų yra, pavyzdžiui, už pabėgėlius, tai jie visada tą deputatą, kuris yra prieš pabėgėlius, visada atšauks. Nes jų yra 51, o 49% yra prieš pabėgėlius. Bet tik tai. Tai vėl Seime bus vien tik tai deputatai už pabėgėlius, nors 49% bus prieš pabėgėlius. O čia galiu duoti taip. Žano Marie Le Peno istorija Prancūzijoje. Jis jau 30 metų atgal aiškino prancūzams, kuo baigsis visą šitą migraciją į Prancūziją iš Alžyro ir taip toliau, nes jinai prasidėjo jau labai senai ta migracija. Ir jis turėjo labai daug rėmėjų. Jo rėmėjų skaičius yra skaičiuojamas milijonais, po keletą milijonų. Tai kad tie žmonės neturėtų savo atstovų Prancūzijos Seime, buvo pakeista Prancūzijos sistema iš proporcinis į mažoritarinę ir būtent taip ir vyksta Prancūzijoje. Į antrą turą Le Peno žmonių išrenkama daug, kiekvienose rinkimuose į antrą turą išeina daug Le Peno žmonių. Paskui visi susivienyje prieš juos ir jis neturi Prancūzijos Seime nei vienos vietos 30 metų. O štai Europos parlamente Marina Le Pen turi daug žmonių, nes balsavimai Europos parlamento buvo proporciniai ir jinai gavo 25%. Ir dabar įsivaizduokit, žmogus, kuris turi 25% Prancūzijos žmonių, ar ne? Seime Prancūzijos neturi nei vienos vietos, o Europos parlamente turi keletą vietų. Vat jums yra pavyzdys, prie ko priveda tas mažoritarinis balsavimas. Žmonės nesuvokia, kad yra skirtingos pažiūros visuomeniai. Ir Seimas idealiai turėtų atstovauti tą struktūrą pažiūrų. Jeigu Lietuvoje yra 5% liberalų, ar ten 7 ar 10, ar ne? Tai tie žmonės balsuoja už liberalus, nei vienoje apygardoje jie nepraeina, nes 10% neužtenka praeiti apygardą, bet turi 10% Seime sąrašinių žmonių. Ir taip girdisi liberalų balsas. Toliau yra tautininkų ten kažkoks procentas, ar ne? Socialdemokratų, ten kokių nors katalikiškai nusiteikusių žmonių. Ir štai idealia Seimas turėtų ir susidėti tiek, kiek yra visuomeniai mąstančių tautiškai, liberaliai, ten socialdemokratiškai arba žaliųjų ten kokių nors fantazijų. Bet tiek jie turi turėti, tam ir yra reikalingi tie sąrašiniai balsavimai, o kad žmonės neturi pažiūrų, kad mūsų ir visuomenė, ir spauda, žurnalistai net nesuvokia, ką reiškia pažiūros, tai be abejo šita sistema išsigimė ir ta proporcinė sistema nebeatspindi iš tikrųjų pažiūrų, bet mažoritarinė sistema būtų dar blogesnė negu šita. O kita vertus, atsiprašau, 70 žmonių tai yra renkama mažoritariškai. Tai kur tada tas stebuklas? Taigi 70, pusė Seimo yra renkama taip, kaip žmonės nori. Tai palaukit, bet iš kur gimsta tokios idėjos? Gal dėl to, kad žmonės nemėgsta? Kodėl gimsta idėjos? Dėl to, kad žmogus nesupranta, ką reiškia pažiūros, bet jis turi jausmą. Žmogus turi jausmą kito žmogaus atžvilgiu. Ir jis nori balsuoti už tą žmogų, kuris jam patinka. Va kaip dabar, pavyzdžiui, Puteikio atveju arba Krivicko. Sako, aš juo tikiu. Suprant, ką reiškia? Tikiu. O tai tiki ir viskas. O tikėt pažiūromis ar dar kažko žmogui per sudėtinga, nes jis neturi, didžioji dauguma žmonių nesuvokia, kokios tos jų pažiūros. O jausmą atskiro žmogaus atžvilgių kiekvienas turi. Ir jis nori balsuoti pagal savo jausmą, nesuprasdamas, kad tas jausmas gali nuvesti velniai žino kur. Nes paklauskit, ką konkrečiai, pavyzdžiui, tas, kuris Puteikiu tiki, ką Puteikis galvoja apie pabėgėlius, apie Ukrainą, ten ar į rusai puola ar nepuola, jis nežinos. Jisai žino tik, kad Puteikis kovo su korupcija. O Seimo narys su korupcija iš principo kovoti ir nebegali, nes visi įstatymai yra priimti, kurių reikia. Kovai su korupcija čia yra politinės valios reikalas ir vyriausybės reikalas. Tiesiogiai kova su korupcija veda vyriausybė, kuri gali duoti nurodymus spectarnyboms, prezidentė, kuri gali duoti nurodymą prokuratūrai, bet Seimo narys tai negali duoti nurodymų nei prokuratūrai, nei vyriausybės atstovam, nei spectarnyboms, suprantate? Tai yra grynia. Ir čia šiuo atveju tos Puteikio ir Krivicko koalicijos atveju, tai yra gryna, o tie ir vykdo politinę korupciją iš tikrųjų. Bet tokius žmonės galima būtų, tarkim, nuteist už melą ar ten pažadus. Va čia yra labai įdomus klausimas, suprantat. Iš tikrųjų, šiaip jau baudžiamajam kodekse tokių straipsnių yra. Tai vadinama sukčiavimu stambiu mastu, kada žmogus siūlo kažką padaryti, ko iš principo negali. Ir dar paima už tai kyšį, ar ne? Tai čia savotiškai yra panašaus pobūdžio veiksmas, bet kadangi čia yra politinė atsakomybė, tai nenumatyta baudžiamoji atsakomybė. Vat būtent ir yra rinkėjas jau turi susigaudyti.
Ir jeigu jis yra kvailas ant tiek, kad tiki tokiais pažadais, nu tai va čia iš to ir susideda va ta visa politinė korupcija, kada žmonės tiesiog medžioja tos durnelių žmonės. Ir tiek. Nu, bet tauta yra tokia... dar vienas dalykas, dėl tų mažoritarinių rinkimų. Nesuprantat, kaip yra, kodėl jie visi nori dabar kvestionuoja tą rinkimų įstatymą ir nori to deputato atšaukimo. Nes gerai, dar galima įsivaizduoti deputato atšaukimo mechanizmą apygardai. Jeigu, sakykime, balsuoja už jo atšaukimą, na, kokie 95% rinkėjų esančių toje apygardoje, ne? O toks, koks yra rinkimų procentas. Nes palikim jau tos 5% keistuolių ten, kurie visada turės savo fantaziją. Nu, jeigu jau 95% apygardos rinkėjų nori atšauktą deputatą, iš esmės būtų galima šitą nuostatą taikyti. Bet tada iškyla klausimas, o kaip sąrašinį atšaukti? Ir kadangi jie čia nesudera šitų idėjų autoriams, tai jie tada nori panaikinti sąrašus, tada galima kažkokį mechanizmą atšaukimo jau taikyti. Nes kol yra sąrašiniai iš vis nepritaikyti. Kaip čia dar pasakyti? Jeigu deputatui ant nugaros visą laiką stovės atšaukimo mechanizmas ir jeigu tam atšaukimą aš kartais skaitau pasiūlymus 10% apygardos rinkėjų susimanė ir jis turėjo pasitraukti, tai jis bijos ir prasižios, jis bijos pasakyti savo nuomonę, nes visada atsiras 10% ar 20 ir 50, kuriem neįtiksi. Tai toks deputatas iš principo reiškia bijos pajudėti. Dėl to ir nėra to atšaukimo mechanizmo, kad deputatas būtų laisvas savo mąstymu. O kad žmonės išsirenka visokius bepročius, kurie neturi apskritai jokio mąstymo, tai čia yra jau čia kitos bėdos. Bet aš dar vieną pavyzdį pasakysiu. Įsivaizduokit, kad va šitos rinkimuose spalio mėnesį nėra jokių partijų ir mes renkam tik asmenybę. Tai ateis į Seimą 141 asmenybė, didžioji dalis tarp savęs nepažįstami, apskritai kaip tada yra formuojama vyriausybė. Kam prezidentė paves formuoti vyriausybę? Jie vis tiek Seime turės išsiaiškinti, suformuoti kažkokią daugumą. Ir tada tai daugumai prezidentė paves formuoti vyriausybę. Ir kol ta dauguma susiformuos, tai praeis, aš nežinau, gal metai, gal 2 kadencijų. Ir vis tiek jie susirinks pagal pažiūras tam tikras. Arba kitaip sakant, vėl pagal tos pačias partijas. Nes neįmanoma formuoti vyriausybę iš 141 atskiro asmens, suprantate? Tai gaunasi, kad iš viso tos idėjos kyla apskritai iš nesupratimo. Iš absoliutaus nesupratimo, kas yra iš viso politinė struktūra visuomenės, iš nesupratimo, kad žmonės turi teisę į atskiras nuomonės ir visi tie teisininkai, kurie vadino save didžiais demokratais, iš tikrųjų jie yra totalitarinio mąstymo, nes jiems atrodo, kad visi turi mąstyti tik taip, kaip jie. O dar sykį sakau, visuomeniai visada yra liberaliai nusiteikusių, katalikiškai nusiteikusių, nežinau, globalistiškai nusiteikusių, tautiškai nusiteikusių žmonių. Ir va tie visi turėtų balsuoti. Problema yra ta, kad, pavyzdžiui, mes, kai buvo į Europos parlamentą balsavimas 2004 metais, Lietuvoje buvo 25% žmonių euroskeptikų. Mes buvom vienintelė partija, kuri buvo irgi euroskeptiška, dalyvavom rinkimuose. Bet jie netėjo už mus ir nepabalsavo. Vat kada žmonės atitinkamų pažiūrų nenori surasti savo partijos pagal pažiūras, tada gaunasi iškreiptas Seimas. Bet jau čia yra kita problema, čia nieko bendro neturi su rinkimų įstatymu. Rinkimų įstatymas ir konstitucija sudaro sąlygas visuomeniai išsirinkti tokį Seimą, kuris pilnai atspindėtų visuomeniai esančias pažiūras. Mes visą tą instrumentą palikom, o kad visuomenė nesugeba jo pasinaudoti, tai čia jau yra visai kito lygio problemos. Švietimo problemos, žiniasklaidos problemos, kurie žurnalistai nesusigaudo. Va tas pats Jekelaitis, puikus pavyzdys su ta prostitucija ir BVP. Tai ne tik prostitucija, bet ir kontrabanda, ir narkotikų prekyba. Šiandieną jau keliose Europos šalyse yra įtraukiama į BVP. Ir nelegali, o ta būtent šešėlinė. Ir apie tai rašė Delfis keletą straipsnių. Visas pasaulis apie tai rašė, bet aš pasiieškojau, pasirodo aš tai ne iš Delfio žinau šitą, bet pasirodo net Delfis apie tai rašė. O Jekelaitis neperskaitęs, drasko man akis paskui. Tai vat yra tokia kompetencija. Šitie teisininkai yra lygiai tokie patys, iš esmės nesusivokiantys situaciją.